7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos geroviai. Buvo nei taktiškai, nei psichologiškai pasiruošus, tai tikrai prisiemu visą atsakomybę už šitą pasirodymą. Aišku, sveikinu Lietkabelį, 3 puikūs kėliniai, visiškai dominuota kova dėl kamolių ir išskyrus pirmą kėlinį, manau, kad patys matėt, koks vaizdas. Perkim prie klausimų. Sveiki, treneri. Neptūnas šiandien pirmajam kėlinyje praleido 16 taškų, bet žiūrint į visą savaitgalį, visi kėliniai šiame kamate minimum 23 taškai praleisti ir 3 kėliniai virš 30. Tai apskritai visą sezoną daug kalbama apie Neptūno gynybą, tai kuriuose vietose daugiausiai kenčia žvelgiant į didįjį paveikslą gynybai ir kodėl nepavyksta to išsireikalauti? Kiekvienos rungtynės skirtingai. Vakar, jeigu imant vakar rungtynės, tai Žalgirio pataikymas iš toli ir individualus žaidimas. Šiandieną mes 24 kamuolius leidom atkovoti. Jūs paminėjot pirmą kėlinį, mes praleidžiam šiandieną pirmam kėlinį 16 taškų, iš jų 8 antro šansų. Tai reiškia 4 kartus mums įmeta po 2 taškus po atkovoto kamuolio. Be to mes praleidžiam 8 taškus, net skaičiuojant ir baudų metimus. Bet sakau, yra ne tik gynyba. Mes negalim 73 taškus įmesti. Mes turim ir puolime geriau žaisti. Arnas Velička pakartojo antirezultatyvumo rekordą asmeninį. Ar Lietkabelis jį išėmė iš žaidimo, ar jis pats išsėmė šiandien savį žaidimą? Nemanau, kad Lietkabelis darė kažką kito, negu kitos komandos daro, bet jis nėra robotas. Aš užstosiu Arną. Ta prasme, jisai mums visą sezoną mus tempia už ausų ir šiandieną jam yra prastos rungtynės. Jis prameta iš po krepšio laisvas. Jisai priėmė tuos visus sprendimus, kuriuos jis priėmė visai ką gerai, jis priėmė šiandien juos ne taip gerai. Bet aš tikrai nenoriu apeliuoti į Arną. Čia, sakau, pirmiausia krenta ant manęs, aš turiu būti pasiruošęs kaip treneris. Jeigu Arnui ar Lomažui yra bloga diena, mes turim turėti daugiau arsenalo puolime, o jeigu Arno nėra puolime, tai yra dar 4 žmonės be jo aikšteliai, kurie gali gynybai prisidėti. Bet sakau, tai tikrai ne jokių būdų nekaltinimai žaidėjim, tai yra visiška mano atsakomybė. Įvertinus šitą finalo ketvirtą, kaip manote, reikėtų papildymo Neptūnui žvelgiant į antrąją sezono dalį ir tolimesnį? Dabar, žinot, tai aš ką tik pasakiau, kad aš nekaltinu žaidėjų ir dabar sakyčiau, jo, mums reikia pakeisti tą ar tą žaidėją. Ne. Mano darbas yra dirbti su tai žaidėjais, kuriuos turim ir aš turėjau išspausti daugiau ir aš manau, kad galėjau išspausti daugiau. Pagrindinis dalykas per langą, žiūrėti, kiek mes tų žaidėjų turėsim, nes 2 kviečiami Lietuvos rinktinę, 2 į Latvijos, tai tas darbas vėl, mums reikia tų treniruočių, atrodo, norim to darbo, norim to užsidaryti salėj, bet vėlgi, jeigu mes turėsim 5 žaidėjus, nes neaišku, kiek ta Harisono trauma rimta, kiek laiko jis įsigaudinės, jeigu turėsim 5 žaidėjus, tai mes per tą langą nelabai irgi galim tų jūsų minėtų ir gynybos sistemų, ir puolimo akcentuoti. Treneri, žvelgiant į tą finalinę sezono stadiją, Martinas Pacevičius nuolat prie komandos matome, kiek šnektelėjau, tai irgi artėja prie to sugrįžimo, kada jūs tikitės jį jau turėti? Net negalvoju, žinokit, apie tai. Vėlgi, čia vienu momentu buvo, kad jisai kažkiek nuo to grafiko atsiliko ir staiga geras šuolis lenkia grafiką, pagal kurį pirminį, bet sakau, žinot, čia kiekvieną dieną, kaip organizmas reaguoja į tą atsistatymą, tai aš nesimsiu čia spėlioti, ar aš norėčiau, kad Martinas kuo greičiau atsistatytų, taip, bet kada bus, tai neįsivaizduoju. Pernai po KMT finalo ketvirto Zavackas išmetė taurę iš šiukšlių dėžę. Netrodo jums absurdiškai ta taurė už 4 vietą tokiuose turnyruose? Ne, dabar aš nenoriu nieko nei komentuoti, ta prasme, čia turbūt ne taurė už 4 vietą, o taurė už dalyvavimą, kas šiais laikais yra dabar populiaru už dalyvavimą, bet patys supranta, turbūt, kai tu stovi toj išsireikiavęs vidury aikštės, esi paskutinis, bent šitam savaitgalį ir gauni medalį ar taurę, tai neprideda gero jausmo, bet vėlgi, ne man spręsti.